Labą rytą, grįžom po pusryčių, pavalgėm. Kaip pusryčiai? Geriau nei vakarienė. Geriau. Kažkokia moteris savo vyrui sako, o tau mėgstami balandėlį, sakau, neskanus labai. Ja. Tai kiek netoli atsisėdo, bandžiau žiūrėti, paėmė vis dėlto tas vyras ar ne, bet nemačiau. O prie mūsų atsisėdo ten irgi tokios dvi moterys, įsipylė tų flekių ir sako, какая вкусная суп. Tai irgi patiko, sakau, kad skani sriuba tie flekiai, tik tais, kad, nelabai gal tas faktas, kad ten skrandžio mėsa. Žiuželiai matosi tik tiek. Jo, bet sakau, ignoruojant šitą dalyką, tai pati sriuba iš savęs yra skani, tikrai. Tai vat. O pusryčiai tai visai neblogi. Tokie pasirinkimo yra, visko yra, tai visai normaliai. Lenkija tik tai, kaip tenais, arbatos, kavos. Tokie irgi. Nežinau, kaip atsakyti, kai rusiškai nekalbu, tik kapučino, tai taip gerai viskas aišku kažkas. Čarno, kapučino, dar kažką tai. Nelabai supratau, kas. Jo, tai jo, šiaip visai fainai čia. Gerai. Tai dabar turim dar kokias 17 minučių ir išjudam. Ir važiuosim link Heidel, kažkoks ten prie Tauberio miestas. Kažkaip ten vadinasi, pamiršau. Ne iš R raidės. Pamiršau pavadinimą, bet kažkaip... labai panašu ten tų pavadinimų yra, tai kažkaip man labai tą Heidelbergą panašiai atrodo lyg skamba jisai. Žodžiu, tai patikslinsim, kai būsim gal vietoj. Tai tenais gražus miestelis ir tada, nežinau, šiandien kur nakvosim. Gal dar ne Šveicarijoje, gal dar tenais. Tai vat, tai važiuojam. Tai tas miestas, kurio pavadinimo niekaip neatsiminiau, yra Rotenburgas. Ir vaikštom po jį jau gerą valandą, daugiau jau, 1,5 valandos. Tai žymus čia tuom, kad labai kalėdinių žaisliukų parduotuvių turi, bet eglutė pati miesto, va tokia. Nėra kažkas labai wow, bet šiaip tai toks pasipuošęs dar visai. Šiaip sakė, kad praeina kalėdas ir jau jie labai skuba nupuošti viską. Tai gal daugiau čia dar papuošimų. Čia šitas buvo kalėdinis miestelis, tėvai labai nardė greitai. Tai vat. Bet dar kioskeliai patys likę, bet tik kioskeliai. Tokie. Tai šiaip tai visai fainas miestas. Šiek tiek gaila, kad išbraukėm vasarą neatvažiavom, bet atvažiavom dabar. Man tai negaila, būtume antrą kartą patys žiūrėjo. Iš tos pusės jo, bet sakykim, keliaujant, tai jo išbraukti nereikėtų, nes gražus miestas, tai faina ir jisai yra romantiškajame kelyje,
tai čia tų romantiškam kelyje daugiau tų tokių miestų įdomių yra. Tai jo, tikrai labai verta aplankyti. Atvykom ką tik į viešbutį ir gavom kambarį ir gavom tokį, kokiame dar gyvenime neteko gyventi viešbutyje, nes jisai yra dviejų aukštų kambarys. Tai pirmam aukšte, čia kotedžas galima sakyti, ne kotedžas, loftas. Nu, va, tai būtent, kad ne loftas. Loftai būna atviri, o čia ne. Nu, tai čia tik tuštaras, bet, nu, principas toks, tipo, pirmas aukštas salonas, kaip pavadint. Tada bėgam į antrą aukštą. Vonė. Ne dušo salone? Taip, vonė. Ir tada dvigulė lova, viengulė lova. Ir va šitaip. Ir dar stogangis. Koks vaizdas, sakė, čia labai gražus senamiestis, bandysim. Ką padaru? Ne, pasipriešinti. Per daug nesimato. Bet nice. Vokiečiai dar kiek kuro naudoja. Tai va, tai dabar čia susinešėm daiktus ir dar eisim į miestą biškį. Kokiai valandžiukai. Nu. Tai va, gerai, einam. Šitas miestas, į kurį atvažiavom ir į kurį dabar išėjom pavaikščiot, tai vadinasi Herenbergas. Tai gidas labai rekomendavo čia ateiti ir labai matosi, dėl ko rekomendavo. Žiauriai gražus miestas. Čia visai netoli to viešbučio, biškį paėjus palipom laiptukais. Nu ir tokia faina gatvytė, tokia graži. Aš tai kaip pats jaučiuosi. Nu, kažkas tokio. Tai kažkaip ir minėjau, sako, ten kaip meduoliniai namai ar kažkaip ten. Nu, bet taip visi vienodai minimalistiškai, kad taip gražiai pasipuošę ir taip. Jo. Kai buvom Rotenburge, tai tenais gidas rekomendavo nusipirkti tokių vadinamų sniego gniūžčių. Ir mes keletą nusipirkom, porą lauktuvių parvešim maišelių ir savo nusipirkom paragauti. Tai jos atrodo va šitaip. Nu tikrai nemažas, lyginant su mano ranka. Nu ir jo, dydžio tai kaip sniego gniūžtė. Tai paragauk, Indrutė, ir dabar pasakyk savo nuomonę.
kito tikėjausi. Labai neturi stipraus skonio. Čia toks originalus skonis, gal sakykime, be jokių ten labai priedų. Klasikinis. Šita tokia... Gal net sūrumo Šita kažkiek paprasta jaučiu. visai, o šita su pudra gal tiesiog tokia labiau... Ne, tai su šokoladu nemažai buvo dar pirkti, dar su kažkuo ten, marcipanais. Jo, tai buvo labai su įvairiais skoniais pirkt ir... Jo, ir šiaip brangus labai. Šitas taip tokios pigesnės kaip paprastos, po man atrodo, 2 eurų su centais. O tos jau kitos tai ten 6, 8. Tokios mažesnės perpus. Tai maišeliai kiek ten po 4 buvo 10 eurų, o 6 13. O šiaip skonis tai man primena, nežinau, kaip koks. Žagarėlis. Jo, kaip žagarėlis. Bet žagarėliai skaniau. Jis stipresnis skonis, o čia toks šurumas. Bet tai kaip čia jūs įdomu gamina už tokių Supjausto iš juostelių. Susivynioja ir tada ir riebalus meta ir verda. Bet panašiai kaip su mama darydam, tai toks ir, kaip čia, toks sukasi ratukas ir pjaustai panašiai. Čia tik smulkesnis. Tai kažkas tokio kaip žagarėlis, bet toks sausesnis tik tais, atrodo, ir... Žagarėliai skaniau. Žagarėliai skaniau. Na, bet toks, ką žinau, jų desertas. Pabandėm įdomu. Pabandyti įdomu. Gal kaip jiem neskanu mūsų šakotis. Tai va, gerai, tai šiandien tada jau diena užsibaigia. O ką, jų palauk, pas juos yra šakotis, pas vokiečius? Baumkuchen. Ne. Tai jo, tai šiandien diena užsibaigia. Pavaikščiojom po porą miestelių. Rytoj jau dabar tada jau važiuosim į Šveicariją. Dar bus įdomesnė rytoj diena, dar nei šiandien, nes šiandien taip pat. Tai dienos metu vieną miestelį buvom, daug laiko važiavom, o rytoj jau bus daugiau lankytinų vietų, tai bus įdomiau. Tai va, tai iki ryt.